Pristatau Jums diagnostinį pratimą Aš ir mano tėtis. Siūlau Jums šiuo metu pagalvoti apie save, savo šeimoje. Įsivaizduokite, kad tai šitoje vietoje esate Jūs. Dabar siūlau Jums šalia savęs pamatyti, tarkim, mamą, ne? Mama. Ir šalia jos Jūsų tėtis. Pajauskite tą santykį tarp mamos ir tėčio. Kokie jie buvo, prisiminkite. Ar tai buvo įtampa, ar tai buvo tokia darni partnerystė. Dažniausiai mamos turi tam tikras pretenzijas, tam tikrus lūkesčius neišpildytus, kas liečia jos vyrą. Ir tai jinai transliuoja vaikui. Ir mes matome tėtį per šitą prizmę. Mes esam be galo lojalūs savo mamai. Ir labai dažnai mes perimam jos jausmus savo. Ir matom tėtį būtent per jos tą tokią prizmę, per jos filtrą. Pagalvokite apie tai, kas tai galėjo būti ir ant kiek jūs atpažįstat savyje šį filtrą. Šiek tiek į tai pasinerkite. O dabar aš padarysiu tokį judesiuką po truputėlį. Po truputėlį stumsiu šį filtrą arčiau mamos. Kaip jūs dabar jaučiatės? Kokia jūsų savijauta? Pažiūrėkite dabar į tėtį, į savo tėtį. Ir pabandykite pasakyti jam tokią frazę. Dabar, tėti, aš galiu matyti tave be šito. Jeigu jums nesinori tai sakyti, galite to nesakyti. Čia frazė tiems, kurie pasiruošę ir iš vidaus jaučia tą tokį leidimą sau duoda tai sakyti. Dabar aš pristumsiu šį filtrą dar arčiau mamos. O taip pat. Ir siūlau jums pasakyti tokią frazę. Mama, čia tavo. Kaip dabar jaučiatės? Ar jaučiate tą laisvumą, tą tokią atsilaisvinusią erdvę, per kurią jūs galite jau matyti savo tėtį? Ar yra tas jausmas tokios šiek tiek didesnės laisvės, tarsi jūsų matymas išsiplėtė? Jeigu yra, tai yra labai gerai, labai gerai. O dabar, jeigu kažkam dar tiktų, siūlau pasakyti tokią frazę savo tėčiui. Tu duodi man, o aš imu ir einu toliau. Taip pat apsisuku ir einu toliau.
Tai šitoks vat pratimukas. Ir pagalvokite apie tai, kaip jūs jautėtės jo metu. Labai paprašysiu parašyti savo atsiliepimus. Čia tokia diagnostika tam, kad jūs maždaug patys vertintumėt, ant kiek mes esam įtakoti mamos matymu ir ant kiek mes galime iš to išsilaisvinti. Net padarius šitokį trumpą pratimą, kurį aš, žinoma, šiek tiek pagreitinau, jis turi būti atliekamas šiek tiek lėčiau. Tačiau tokiu principu galima dirbti ir tai ženkliai daugiau išlaisvina mus iš tų šeimos scenarijų ir tų tokių rėmų griežtų, kuriuose mes iki šiol gyvename. Ačiū Jums ir iki sekančių kartų.